Sveiki visi, šį ankstyvą sekmadienio rytą įsijungė laidą NKTV. Kodėl sakau ankstyvą, nors yra jau 10:30? Galbūt todėl, kad žmonės, kurie linkia į technologijas, mėgsta kiek vėliau keltis, ypač gameriai. Turbūt pažaidėt vakar vakare. Na ką jau vakare, iki turbūt sekmadienio ryto. Gerai, bet kuriuo atveju, mano vardas Ernestas Janušas, čia laida NKTV ir čia yra tai, ką paruošiam jums šiandien. Aplankysime virtualų batų muziejų. Sužinosite, kur saugiai galite pasislėpti nuo artėjančios pasaulio pabaigos. Krūva lietuviškų Facebooko profilių ir netgi jų topai. Keisti žvėreliai jums milijoną kartų sakys ačiū. O jau kad žaisim, tai žaisim. Požemiuose kalinsime žemės gyventojus. Ir šiek tiek kosminio siaubo jums žaidime Dead Space 2. Šiandien rinkoje elektronikos gigantas Sony pristato naujos kartos nešiojamą konsolę PSP. Išoriškai ji panaši į praėjusios kartos, tačiau yra papildų, kaip kad pavyzdžiui šviesos diodų liečiamas sensorinis ekranas. Vartotojo sąsaja šiek tiek primena iPhone'ą, tačiau tai suteikia sistemai paprastumo valdyme. Papildomai įdiegta grupinio žaidimo galimybė, be to svarbus suderinamumas su PlayStation 3 žaidimų konsolė. Taip jis yra. Nustebino valdymo galimybė tiek iš viršaus, tiek iš apačios, dvipusę kamerą, judesio davikliai, Wi-Fi bei 3G sąsajos. Kaip visuomet, Sony nutyli, koksgi procesorius suksi šiame aparate. Sako, kad pats kiečiausias. Ateinančioms kalėdoms tikimės pačiupinėti savo rankomis šį žaisliuką. Šioks toks programerių skandalas. Netikėtai buvo paviešinti išeitiniai antivirusinės programos Kaspersky programiniai kodai. Jie buvo įdėti į vieną nemokamą bylų apsikeitimo saugyklą. Beveik 200 MB archyvėlį įdėjo nežinomas vartotojas. Archyvas buvo nukrautas maždaug 2000 kartų. Jį sudaro C++ kodo bylų kolekcija. Sprendžiant pagal pavadinimus, tai Kaspersky laboratorijos antivirusinis variklis Klava, pagamintas prieš 3 metų. Jo pagrindu buvo daromos 2009 metų Kaspersky antivirusinės programos versijos. Konkurentai iš kompanijos Asset, peržiūrėję šias bylas, nusprendė, jog visaverčio programinio produkto iš jų nesudarysi, tačiau pasinaudoti variklio principais įmanoma. Šis kodas iš pradžių buvo siūlomas pirkti internete. Kaip teigia Kaspersky Lab, taip buvęs darbuotojas mėgino pasipelnyti ir už tai buvo nuteistas 3 metams kalėti lygtinai. Visgi pagrindinė žala padaryta Kaspersky Lab kompanijos prestižui. Paviešintas apsaugos sistemos branduolys. Susigrūmė 2 milžinai. Kompanija Google apkaltino bendrovę Microsoft plagijavimu. Kaip žinia, Microsoft turi ir nuosavą paieškos variklį. Nežinia, ar jūs bandėte jį. Jis vadinasi Bing. Google'ui pasirodė, kad paieškos sistema Bing grąžina tuos pačius rezultatus kaip ir pats Google'as. Kaip sako Google, viskas prasidėjo nuo žodžio tarsorafy. Tai retos chirurginės operacijos pavadinimas. Google serveriai siūlydavo ieškovams ištaisytą šio žodžio versiją ir pagal tai pateikdavo paieškos rezultatus. Tuo metu Bing pagal šią paiešką negrąžindavo nieko, bet po kiek laiko Bing išmoko šį žodį. Tuomet Google pradėjo rimtesnius eksperimentus. Buvo padarytas 100 žodžių sudarytų iš atsitiktinių raidžių sąrašas. Šiame sąraše buvo pavyzdžiui šis žodis, kurį matote ekrane. Tuomet Google serveriuose žodžiai buvo dirbtinai priskirti realiems paieškos rezultatams. Pavyzdžiui, įvedę tokią nesąmonę, gaudavome BlackBerry gamintojų svetainę. Nors akivaizdų ryšio tarp paieškos ir rezultato nėra. Ir kągi jūs manote, po 2 savaičių Bingas pradėjo rasti tuos pačius rezultatus pagal tą pačią mistinę paiešką. Google mano, jog Internet Explorer naršyklės priedas Bing Toolbar ir buvo tas šnipas perduodantis informaciją Microsoft paieškos serveriams. Savo ruožtu, Microsoftas paneigė plagijavimo faktą. Mes tik renkame informaciją, kad kuo tiksliau atliktume paiešką, sakė atstovai.
Tačiau, ar tas nekaltas noras vis labiau suprasti vartotojų poreikius netaps stabdžiu sveikam paieškos sistemų vystymuisi? Sveiki atvykę į stabilę laidos vietą, kurioje mes naršome po internetą. Kiekvieną savaitę mes peržiūrime šimtus jūsų atsiųstų nuorodų ir išrenkame viso labo kelias, kurias ir pristatome laidoje. Už nuorodas labai dėkojame jums. Ir kviečiame bei toliau palikti jas mūsų Facebooko profilyje. Gerai, pirmoji interneto svetainė šiandien yra ši. Ja mums Facebook'e ant sienos parašė Erika Kalinauskaitė. Erika, ačiū tau. Virtualus batų muziejus. Šimtai, jeigu ne tūkstančiai įvairiausių batų. Galima ieškoti pagal spalvą, pagal dizainerį, pagal medžiagą, iš kurio pagaminti batai. Netgi pagal bato tipą. Ar ne? Pavyzdžiui, pažiūrime flip-flopus. Artėja vasara, mums reikia sandaliukų. O kokių nerealių yra? Puh. Ok, o kas čia? Kas čia Džonas Makeinas? Prajuokino. Gerai, ir tokie flip-flopai. O, kokie kailiniai namuose, gal ir jauku. Ok, šimtai, gal net tūkstančiai batų virtualiame batų muziejuje. Tiek Dominikas Druteika, kuris pasiūlė mums šią svetainę, tiek ir daugelis jūsų turbūt jau esate įpratę, kad Facebookas lietuviškai jau liaudyje vadinamas veidaknygė. Galbūt todėl ir svetainė veidaknygė.lt. Apie ką? Apie Facebooką. Konkrečiau, apie lietuvišką Facebooką. Veidaknygė.lt mums nurodo, kad čia jau yra daugiau nei 800 tūkstančių lietuvių, na, čia tai yra Facebook'e, ir maždaug 2000, bent jau veidaknygė.lt, užsiregistravusių lietuviškų Facebooko profilių. Kodėl jie čia registruojasi? Ogi todėl, kad nori patekti į veidaknygės reitingą. Parodysiu, kaip viskas veikia. Apskritai daugiausia lankytojų, tiksliau daugiausia narių dabar turi, dar pažiūrėsim, profilis, daugiau nei 130 tūkstančių. Pažiūrėkime, kaipgi kategorijoje televizijos laida laikosi NKTV. Susirūšiuokime pagal fanų kiekį. Ir laikomės mes 4 vietoje. Neblogai. Gal aplenksime laidą Tu gali šokti po paraliais. Junkitės prie mūsų Facebook'e. Kas čia dabar? Nedaug trūksta. Tu gali šokti už NKTV aukščiau. Mano direktorius ponas Jekilaitis yra 2 vietoje. Na, su lakštingalom. Na ir dar pažiūrėsime lyderis 1 vietoje su 132 tūkstančiais. Na, nežinia, ar kada nors pasivysime šį profilį. Ok, veidaknygė.lt, lietuviško Facebooko profilių statistika. NKTV žiūrovas Edgaras Užkoraitis pralinksmino mane, prisipažinsiu, su šią nuorodą, nes yra apie paranojiškus ir visko bijančius amerikonus. Gerai, 2012 metais, kaip žinia, įvyks pasaulio pabaiga. Jau greitai. Svetainė sako, kad iki pabaigos liko 679 dienos. Ir aišku, visas pasaulis ir Amerika, viskas bus nušluota nuo pasaulio paviršiaus. Ir štai atsirado gudri kompanija Vivos, kuri Amerikoje, pačioje širdyje, Nebraskos valstijoje, pastatė požeminę slėptuvę tvirtovę. Nejuokauju, iš tikrųjų pastatė pačią tikriausią tvirtovę. Joje jūs galite įsigyti vietą. Viena vieta te kainuoja $25 000. Ir jeigu jūs turite mažiausiai parą įspėjimo apie katastrofą laiko, jūs galite spėti iš bet kurio Amerikos taško automobiliu atvažiuoti ir pasikavoti šioje slėptuvėje. Pažiūrėkime, kas joje giliau. Daug aprašoma apie sienas. Joks sprogimas jų turėtų neišsprogdinti ir panašiai. Wow. Štai kokios sienos. Labai greit prasuku, pažiūrėsite viską detaliau. Va, negana to yra autonominiai elektros šaltiniai. Turėsite šviesą visą laiką. Taip pat yra maisto metams. Netgi yra pramogos, televizija ir kompiuteriniai žaidimai. Žodžiu, smagu. Jeigu jūs bijote pasaulio pabaigos, galite pratęsti savo gyvenimą 1 metams. Visų pirma, reikia išvažiuoti į Ameriką, susimokėti $25 000 ir turėti greitą automobilį, kad jeigu kas spėtumėte šok nuvažiuoti į Nebraską ir palysti po žemę. Beje, gera naujiena visiems turintiems naminius gyvūnėlius, už gyvūnėlį šioje prieglaudoje mokėti nereikia. Galbūt jūs jaučiatės gyvenime neįvertinti.
galbūt už jūsų gerus darbus nesulaukėte pakankamo kiekio ištartų žodžių ačiū. Karolis Kabinskas čia jums padės. Nueisite į šią svetainę ir jums žodis ačiū bus ištartas, spėkite kiek kartų, ogi 1 po paraliais milijoną. Spaudžiame play ir klausome 1 milijono thank you. O kitas tinklalapis rubrikoje Tinkle bus po reklamos, kuomet sugrįšime į laidą NKTV. Džiugu, kad sugrįžote į tai, kas dar liko iš sekmadieninio technologijų pusvalandžio, pavadinto NKTV. Pažiūrėkite, kas dar liko. Toliau naršysime po internetą rubrikoje Tinkle. O jau kad žaisim, tai žaisim. Požemiuose kalinsime žemės gyventojus. Šiek tiek kosminio siaubo jums žaidime Dead Space 2. Ačiū, kad žiūrite. Grįžtame į rubriką Tinkle ir dar vieną interneto svetainę jums. Adrijus Grįšius kviečia šiame žaidime nubėgti bent 100 metrų. Gerai, Adrijau, dabar demonstruoju. Prieš filmavimą aš treniravausi porą minučių. Žiūrėkite visi, kiek aš galiu šiame žaidime nubėgti metrų. Ok, 3, 2, 1, pradedam. Come on, mano rezultatas yra minus 40 cm. Apie kokį 100 metrų tu šneki, žmogau? Ar įmanoma šiame žaidime kažkur bėgti į priekį? Gerai, bandau dar kartą. Valdymas yra parašytas ekrane. Q ir W, bei P ir O. Opa, ai. Gerai, aš esu Žioplas, laidos vedėjas. Jūs, mėlėjai, numuškite Adrijaus 100 metrų rekordą. Ok, viskas. Baikime skandinti laiką internete. Jeigu nespėjate užsirašyti kokios nors svetainės adreso, ne bėda, jį visuomet rasite mūsų Facebooko profilyje. Adresas tai čia dabar ekrano apačioje. Junkitės ir draugaukite ten su mumis, bei palikite ant sienos tai, ką internete randate įdomaus. Galbūt parodysiu jūsų puslapį per teliką. Ačiū. Vieni jūsų mūsų Facebooko profilyje sako, kad norėtų daugiau žaidimų laidoje. Kitigi priešingai sako, žaidimų per daug, rodykit ką nors kito. Tai kol jūs išspręsite savo tarpusavio ginčus, mes žaidimų rodome maždaug tiek pat, kiek ir visuomet. Čia NKTV žaidimų rubrika. Apophis, the great god of chaos. Rage yra jau 4 metus kuriamas ID Software žaidimas. Tai taip pat yra pirmasis visiškai unikalios serijos žaidimas, kurį išleis ši studija. Rage pasaulyje į žemę trenkėsi meteoritas Apophis. Žaidėjas bus vienas iš saugyklose užmigdytų žmonių, kuriems buvo lemta atkurti žmoniją. Tačiau pabudus paaiškėjo, kad iš jo saugyklos gyvas liko tik jis. O paviršiuje pasaulyje siautėja kitais būdais išgyvenę žmonės. Žaidėjas galės lenktyniauti automobiliais, kurios galės tobulinti. Taip pat didelę dalį žaidimo užims kovos su RPG elementais. Tad kas naujo apie Rage? Kūrėjai paskelbė išleidimo datą. Nuotykių dykumose galime tikėtis rugsėjo 13 dieną. Seniai žaidėjų turėjo galimybę valdyti Abe. Abe buvo mėlynodis ateivis užsiūta burna, bandantis iš gamyklos išgelbėti savo gentainius. Jo nuotykiai buvo atkurti žaidimuose Abe's Odyssey ir Abe's Exodus. Bet tai buvo labai seniai. Dažnas galėjo pamiršti keistame Oddworld pasaulyje vykusius nuotykius. Jau auga karta, kuri yra per jauna atsiminti Abe'ą.
bet žaidimų kūrėjai stengiasi ištaisyti šią klaidą. Lorne Lanning, vienas iš pasaulio kūrėjų, ir Just Add Water jau kuria Oddworld, Stranger's Wrath PlayStation sistemai. Panašaus gaivinimo dabar sulauks ir Apes Odyssey. Trimatis žaidimo variklis atgaivins dvimačius nuotykius. Po tokių žinių galima tikėtis, kad bus prikeltas ir Apes Exodus. City of Heroes buvo pirmasis masinis tinklo žaidimas, kuriame veikia superherojai. Žaidėjai galėjo tapti Supermano, Batmano ar daugelio kitų veikėjų imitatoriais. Nieko nuostabaus, kad po kiek laiko atsirado panašių žaidimų. Vienas iš jų – Champions Online. Didžiausia su šiuo 2009 metų žaidimu susijusi naujiena, jis tapo nemokamas. Dabar Champions Online gali išbandyti kiekvienas norintis. Aišku, mokantis vartotojai vis dar turi savo privalumų. Tačiau tai yra geras būdas praleisti laiką nenorintiems mokėti už City of Heroes ir laukiantiems DC Universe Online. Dungeon Keeper yra senas žaidimas. Abi jo dalis pasirodė dar praėjusiame tūkstantmetyje. Trečioji dalis lyg ir buvo planuota, bet kūrėjas jos atsisakė ir tiek apie ją tiek girdėjome. Nežinantiems pasakojame. Dungeon Keeper žaidėjas imdavosi pragariško požemio prižiūrėtojo darbo. Reikėjo varinėti visokius padarus po tunelius, duoti jiems darbo, rūpinti savo blogio ordos gyvenimo sąlygomis. Galiausiai reikėjo nugalėti iš paviršiaus plūstančius herojus ar kitus požemių vadus. Tai buvo malonus, kartais sudėtingas žaidimas. Ir grafika dar neatrodo taip siaubingai, jei turėsime omenyje, kad paskutiniai jo daliai jau 12 metų. Pagrindinis žaidimo Dungeons veikėjas yra Deimos. Mūsų veikėjas yra požemių valdovas, įtartinai panašus į Overlord iš tuo paties pavadinimo žaidimo. Deja, jis susipyko su savo mergina ir šį jį išdavė. Todėl Deimos teko pabėgti, kol jo požemio neužtvindė herojų ordos. Ir štai Lordas po truputį pradeda savo kelią atgal, atsiimti savo pragaro žemumas. Tuo pačiu reikėtų atkeršyti ir tai išdavikiai merginai. Senojo Dungeon Keeper žaidėjai iš pradžių gali pasijusti beveik kaip namuose. Požemiai, stačiakampiai tuneliai, tamsa. Tik šį kartą varomi geresnio žaidimo variklio. Žaidimo esmė paprasta. Lordui reikia sukaupti kuo daugiau prestižo taškų. Kuo daugiau jų turi, tuo galingesnis yra pagrindinis veikėjas. Prestižas kyla statant požemiuose dekoracijas. Kaukolės, karstai degantis kristalai, kaulų krūvos ir panašus ornamentai kelia požemių lordo galią. Visa bėda, kad juos pirkti reikia už sielų energiją. Kaip gaunama sielų energija? Pasirodo, ją gauti galima tik iš atklydusių herojų ir nuotykiautojų. Galima tiesiog juos pribaigti. Bet geriausias rezultatas pasiekiamas, kai herojai patenkina savo poreikius požemyje ir jau nori pabėgti viršų. Tada jūs reikia pagauti, nugalėti ir grūsti kalėjimą. Taip iš jų bus išsunktas maksimalus sielų energijos kiekis. O kaipgi patenkinti kalinamų herojų poreikius, kad šie duotų sielų energijos? Ogi naudosite įvairius triukus. Tarkim, duosite padarus norintiems kovos, duosite aukso skrynes goduoliams, bibliotekas trokštantiems žinių. Visus šios daiktus nusipirksite už auksą, kurį arba iškasite, arba atimsite iš nukautų herojų. Kaip matote, Dungeons yra tarsi makabriška zoologijos sodo simuliatoriaus versija. Dungeon Keeper turėjo savitą padarų egzistavimo sistemą. Štai skirtingiems požemio gyventojams reikėjo skirtingų kambarių ir sąlygų. Vieni net nekentė kitų. Tuo tarpu, čia padarai tai yra dekoracijų dalis, automatiškai atsirandanti iš pigiai atrodančių pentagramų. O štai iš paviršiaus atklystanti žmonės, jų poreikių neįmanoma patenkinti. Panašias idėjas kaip žaidime Dungeons rasite senesnėme, pavadintame Evil Genius, arba dar senesnėme Startopia. Todėl Dungeons rekomenduotume tik kiečiausiems Dungeon Keeper fanams. Dead Space pasirodė prieš 3 metų ir pripildė kosmosą siaubo.
Izaokas Clarkas buvo tiesiog paprastas kosmoso inžinierius, kurį komanda iškvietė į pagalbą. Išimūra buvo kosminės kasybos laivas ir jį ištiko neaiški problema. Ir tik inžinierių laivui sudužus paaiškėjo, kad jame laksto zombiai mutantai. Žaidimas sulaukė gerų recenzentų įvertinimų, aukštinančių atmosferą ir netikėtus sprendimus kovos sistemoje. Tad nieko nuostabaus, kad sulaukėme Dead Space 2. Jo veiksmas vyksta praėjus 3 metams po pirmosios dalies. Izaokas Clarkas atsibunda ligoninėje, ši savo ruožtų yra įrengta Sprawl, tai yra gigantiškame mieste, įrengtame prie Titano, vieno didžiausių Saturno palydovų. Aišku, Izaokui nebūtų ką ten veikti, jei visas miestas nebūtų jau nusiaubtas nekromorfinių priešų. Šie yra naujo ir seno mišinys. Niekur nedingo kūdikiai zombiai su iš nugaros kyšančiais čiuptuvais. Žadama ir naujovių, tokių kaip rūgštimi besispjaudantis priešininkai. Su jais kovoti vis dar reikės Dead Space stiliumi. Nekromorfų negalima paprasčiausiai nušauti, būtina nukapoti jų galūnes. O paskui, naudojant telekinezę, ant jų pamauti pačius priešus. Taip, tokie Izaoko sugebėjimai kaip telekinezė ir stazė bus ir šiame žaidime. Tik lakstyti galėsime vilkėdami naują gražų kostiumą. Jis atrodo daug agresyvesnis bei aptakesnis lyginant su senuoju. Galima tuo pasidžiaugti, tačiau funkcionaliai kostiumai turėtų būti panašus. Iš ginklų grįžta tokia klasika kaip plazminis rieštukas ar karinis automatas. Tarp naujienų ginklų iš Painkiller, BioShock ir Half-Life 2 giminaitis Javelin, prismeigiantis priešus prie sienų. Veiksmas dabar vyks ne kosminėme laive, o kosminėme mieste. Tai reiškia, kad nebūsime visą laiką sukišti į koridorius. Žadama daug atviresnių vietų, tokių kaip unitologijos bažnyčios štabas. Jame neišvengiamai bus pridėliota ir juokų apie siontologiją, taip, Tomo Cruzo religiją. Taip pat matysime buvusius gynybinius įtvirtinimus, mokyklas, ligoninės. Mums įstrigo epizodas, kuris vyks besudūžtančiame traukinyje. Nulinės gravitacijos zonoms sudėtingumo pridės tai, kad dabar Izaokas gali koreguoti skrydžio kryptį. Tai be abejo reiškia dar sudėtingesnius galvosūkius. Be kito ko žadamas ir žaidimo keliese režimas multiplayer. Jame nebus vien perdirbti įprasti režimo žemėlapiai. Kai kurie bus visiškai unikalūs. Juose žmonių komanda kausi su nekromorfais. Šį režimą tikriausiai įkvepia Left 4 Dead sėkmė. Žaidėjai galės rinktis iš 4 ateivių rūšių ir jų atsiradimo vietų, dažniausiai ventiliacijos šachtų. Dead Space 2 atrodo kaip daug siaubo žadantis žaidimas. Kaip nuo mistiškų artefaktų išprotėti bebaigiančiam Izaokui sekėsi Titane, galite sužinoti jau dabar. Žaidimas pasirodė sausio 25 dieną. Jeigu mums pavyko išlaikyti jūsų dėmesį visą šį pusvalandį, ačiū. Lenkiame galvą prieš jūs, kad žiūrėjote. Užsukite į mūsų Facebooko profilį, adresas štai ekrano apačioje, o jeigu nematėte buvusių šio sezono laidų, taip pat žiūrėkite jas mūsų YouTube kanale. Viskas. Susitiksime kitą sekmadienį. Čia buvo Ernestas Janušas ir visa NKTV komanda. Iki!